Šį kartą kava su IQ vaišinasi Arturas Mickevičius, leidyklos Versus Aureus direktorius. Artėjant Vilniaus knygų mugei, pokalbis apie leidybos verslą krizės sąlygomis. Tai jeigu sutarėme, kad Vilniaus knygų mugė yra knygų leidėjų naujieji metai, tai kokie buvo šitie metai? Tai yra jau šioks toks stovėjimas ant kieto dugno. Jeigu jau kalbėti apie tai, kas dedasi leidybos rinkoje Lietuvoje. Ir tai, sakykime, mano atmintis dar leidžia prisiminti tą didžiąją buvusią Rusijos krizę ir kaip į ją reagavo leidybos verslas. Tai dabar atsikartoja situacija panaši, tai yra leidybos verslas į krizės padarinius reaguoja šiek tiek vėliau, bet ir šiek tiek vėliau ir ne taip greitai iš tos krizės išlipa. Galbūt dėl to, kad šiek tiek inertiškesnis verslas galbūt ta kūrybinė industrija tokia yra ne taip greitai reaguojanti į tai, kas to jau grinojoje rinkoje vyksta. Ir aš lygindamas su tuo, kas buvo, sakykime, po Rusijos krizės laikotarpiu, matau besikartojančius procesus. Kilimas lėtesnis atrodo bus, reakcija į krizę šiek tiek pavėluota ir krizės pasekmės, sakykime, pačios krizės tiesiogiai netokios skaudžios galbūt kaip kitiems verslams. Tiesa, kita blogybė leidybos verslo buvo ta, kad 2009 metais iš esmės bankrutavo ir sustabdė veiklą du didžiausi platintojai didmenininkai ir šalia visų krizės padarinių dar smogė ir šitas leidėjams. Tai jeigu ne tie du dideli, sakykime, negražūs ir negeri įvykiai mūsų versle, tai ta krizė tokia būtų, žinoma, aš atrodyčiau turbūt naiviai čia sakydamas, kad čia viskas labai gerai ir augom ir kilom, bet jinai nebūtų buvusi tokia skausminga ir ypač mažesniems leidėjams tokia, kai kurie buvo priversti stabdyti veiklą. O jūsų leidyklai kokie metai? Kaip nebūtų, sakykime, nuostabu, mes patys stebėjomės, mes 2 metus iš eilės Lietuvos įmonių, greičiausiai augančių įmonių, tokioje nominacijoje Gazelės konkursuose 2 metus iš eilės buvom 10-ukė. Vienais metais 4 vietoje visoje Lietuvoje, kitais metais 9 vietoje. Ir iš visų su leidybos verslu susijusių įmonių, ko gero mes tik vieninteliai ten ir pakliuvom. Tiesa, toks spartus augimas be abejonės atsiliepė ir mūsų įmonėje. Ir turėjom, sakykime, susiveržti diržus patys kuklesnius leidinius leisdami, mažindami tiražus, ieškodami galimybės tai pigiau padaryti, ieškodami galimybės tai paprasčiau padaryti. Jeigu mes pažiūrėtume puošnių, išskirtinių leidinių krepšelį, tai be abejonės leidiniai pasidarė paprastesni, didesnę dalį užėmė kišeninis formatas, kukliau išleistos, minkštais viršeliais, paprastesnės knygos. Tikrai prie to, bet tai tendencija visiems yra tokia pat ir sakykime, mūsų leidykla čia nėra kažkokia išskirtinė. Šiandien Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas išplatino pranešimą, kuriame teigia, kad knygų pernai daugėjo. Jūsų leidyklos taip pat? Lietuvių autorių dėl ko padarė? Dėl to, kad tiesiog mes nebegalim nupirkti užsienio autorių teisių. Kada tiražai yra maži, teisės yra brangios, kol buvo galimybė didesniais tiražais, jų nupirkdavom daugiau. Tai viena. Antra, reikia pasakyti, kad ir toj pačioj užsienio rinkoje praeitais metais nebuvo kažkokių labai didelių, super pasirodžiusių naujienų, kurios, būtų labai patrauklios visiems. Ir leidėjai, reiškia, daugiau rėmėsi lietuvių autorius, tai yra nereikia mokėti nei užsienio agentūroms, reiškia, mokesčių, nereikia mokėti tokių didelių honorarų vertėjams, nes verstinės literatūros pačią didžiausią dalį savikainoje turi vertėjo honoraras. Tai nepaslaptis yra. Tai tada daugiau atsisukta buvo į lietuvių autorius, be abejonės. O kaip pasirinkdavot, kokias knygas leisti pernai? Krizei kvėpuojant dar į nugarą? Žinot, krizei kvėpuojant į nugarą, tada jau
na, šiek tiek nuimi ir reikalavimų savo. Tai yra, ką darai? Darai tą, ką greitai perka. Artėjai prie masinės arba popsinės literatūros. Nesakau, kad ta popsinė literatūra yra blogai, kaip po tokia, tačiau žiūri į populiarią tai, ką perka. Jau šiek tiek aukoji savo kaip leidėjo identitetą, nes mes vis tik tais daugiau buvom identifikuojami su tokia humanitarinė, intelektualesnė leidyba. Tai mes praėjusiais metais irgi gyvenimas privertė suktis į tuos leidinius, į kuriuos, sakykime, prieš 2 metus mes tiesiog net nesidomėdavom. Tai tie vadinamieji savipagalbos arba anglų kalba self-help, tai medicininės knygos, populiariosios, aš turiu galvoje, ne akademinės medicinos, tai lengvesnio žanro romanai, tai pažintinė literatūra, bet kuri irgi paprastesnė, platesniam skaitytojui suvokiama. Tai čia krepšelis leidybinis keitėsi be abejonės. O žinot, kuri jūsų leidyklos buvo knyga perkamiausia pernai? Žinau. Tai būtent iš tų mano paminėtų kategorijos, tai yra fermentų faktorius. Tikroji sveikata prasideda galvoje ir be abejonės Jeremy Clarksono Tik nestabdyk manęs. Tai 2 iš čia paminėtų knygų būtent ta yra susijusi su sveikatinimo problemomis, su savipagalbos problemomis, o Clarksono tai iš tikrųjų televizinis produktas visame pasaulyje parduodamas didžiuliais tiražais ir orientuota į pačius plačiausius skaitytojus, tai šitos knygos be abejonės buvo. Šitą sėkmę ir prognozavot šitoms knygoms? Sakykime, jeigu kalbėt apie Jeremy Clarksono knygą, tai mes taip ir prognozavom, kad tai turėtų būti. Jeigu kalbėt apie sveikatingumo šitas knygas, kalbėt apie savipagalbą skirtas knygas, galbūt tiek mes neprognozavom, bet čia vėlgi ne todėl, kad suklydom ar panašiai, bet tiesiog mes neturim patirties tokiose knygose. Tai, kas susijęs su televiziniais produktais, su kino pramonė, jau mes buvom ir romanų leidę, kurie ekranuose pasirodė, tai jau mums buvo drąsiau tai daryti, kadangi žinojom tai, kas televizijoje, tai, kas didžiuosiuose ekranuose ir knygos šitos yra, kaip taisyklė, visos populiarios. Tai čia buvo malonus netikėtumas? Na, sakykime, atsargiai lauktas netikėtumas, bet labai atsargiai lauktas. Kokiu malonių netikėtumų laukiam knygų mugėj? Tęsiam toliau Jeremy Clarksono seriją ir išeis, kaip tik tais mugėj pristatysime Pasaulis pagal Clarksoną. Clarksono to paties kita knyga Irzlus iš prigimties, kur tikrai savotiškas originalus požiūris nebe tik jau automobilius, bet ir į politikos dalykus, į socialinius reikalus, apskritai pasaulio suvokimas, kur tikimės, kad tikrai sulauks daug skaitytojų, tikimės tam tikros sėkmės ir iš lietuvių autorių. Turiu galvoje, kad kaip tik mugėj mes pristatysim ir Liudviko Jakimavičiaus, ir Jono Mačiukevičiaus, ir Romo Sadausko naujas knygas, ir Violetos Palčinskaitės, kuri šiek tiek galbūt buvo primiršta jau vaikams skirtas knygas. Jau tapo tradicija, kad į Vilniaus knygų mugę leidyklos atsikviečia ar atsiveža, kaip čia pasakius, autorių. Ir gana spalvingų. Tai aš tikiuosi, kad šiais metais Vilniaus knygų mugė iš visų atvažiuojančių autorių spalvingiausia ir turbūt pati žymiausia, kaip tik ir bus mūsų leidyklos autorė, tai estų kilmės Suomijos autorė Sofi Oksanen ir bus pristatoma jos knyga Valymas. Tai iš tikrųjų autorė, kuri per pastaruosius metus, gal porą metų, tapo viena iš populiariausių visoje Europoje. Jos romanai jau išversti per tuos 2 metus daugiau kaip 20 kalbų ir sulaukia pačių geriausių vertinimų įvairiose pasaulio šalyse, plus labai spalvinga asmenybė ir autorė. Tiek, kiek aš žinau, sakykime, tikrai nepamenu, kad per pastaruosius 10 ar net 14 metų kuri nors autorė triukšmingai ir garsiai būtų nutraukusi savo
santykius su leidėju. Tai, kas atsitiko Suomijoje, reiškia. Ir ne dėl to, kad kažkokie konfliktai ar nesažininga leidyba, ar dar kažkas. Tiesiog, pakankamai noringa pakankamai noringai autoriai pasirodė, kad leidykla per mažai dėmesio skiria, kad nepakankamai ją reklamuoja, nors jinai nepaprastai yra. Leidykla savo ruožtu, aišku, padarė pareiškimus tam tikrus viešus ir dėl autorės elgesio, bet galbūt, žinot, kai dabar madinga daryti tą vadinamą PR iš skandalo, galbūt tai ir surežisuota, gal ir viena ar kitai pusė įdomu buvo, bet nežiūrint šito tokio šurmulio apie šitą autorą, apie jos asmenybę, iš tikrųjų jos romanas Valymas premijuotas ir pripažintas kaip geriausias Skandinavijos šalių romanas pastarojo laikotarpio. Iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, tai būdama ir populiari, bet tai yra literatūra, kaip mes dažnai sakom, iš didžiosios raidės. Tai tikrai labai stiprus romanas. O jūsų bendravimas dėl vertimo, Mes iš tikrųjų dėl vertimo problemų tikrai neturėjome. Knygos pačia išvaizda liko patenkinta ir iš tikrųjų Facebook'e ir jos asmeniniame puslapyje yra galima atsidaryti, pažiūrėti, palyginti, kiek pasaulio šalių būtent šitas romanas verstas ir atsiliepimai, kad lietuviškasis leidimas yra įspūdingiausias, atrodo, ir labiausiai atitinkantis turinį. Nors atrodytų to, nieko ten ypatingo liktais ir nesukūrėm, bet tikrai sėkminga šia prasme. Pati autorė, matysim, kaip čia atvažiuos. Mes irgi laukiam, kad galbūt irgi bus kažkoks nuotykis ir iššūkis mums, bet vėlgi, kuo daugiau atrakcijos, tuo įdomiau tam pačiam skaitytojui ar atėjusiam į mugę skaitytojui, ir tik tais galbūt jisai turėtų suprasti, kad galbūt ir kai kurie jo žingsniai atrodyti gali ar skandalingi, ar nevienareikšmiškai vertinti, bet tai reikia žiūrėti kaip tam tikrą numatytą, galbūt šiek tiek parežisuotą veiksmą, elgesį tam, kad būtų įdomu, kad būtų įvykis, kad būtų veiksmas, kad būtų įdomu. Gal jau žinoma konkrečiai, kada ji bendraus su skaitytojais? Su skaitytojais susitikimas yra numatytas šeštadienį, tai bus 18 diena vasario ir tai bus 18 valanda. Tai kągi lauksim. Ačiū. Ačiū Jums.